Bet kokiai meditacijai, ką aš begaučiau, aš iš karto žiūrėjau, kur įmaterinti. Aš žmogus stovintis ant žemės ir tikrai nenoriu nieko įžeisti, kad ten kažkas skraido, kažkokias spalvas mato, kažką labai jaučia. Ir aš tada iš karto klausiu, o tai kur jį tą pritaikyti žemė? Turiu susikūrus savo discipliną, nes man taip įdomu, gal tai ir rymai kiti pasakytų, bet man tiesiog taip įdomiau, aiškiau ir paprasčiau. Ir kai jau pajaučiu, kad jau tai komfortiška, dar kažką naujo įdedu. Aš negalėjau leisti savo kiekvieną naktį miegoti, nes tiesiog nebuvo tam laiko, buvo prabanga. Tai aš link šito ėjau ir aš dabar labai jaučiuosi to nusipelnius. Mes labai daug ko nevertinam aplink, ką gaunam, ką turim, net paprasčiausia žmogaus padėka, tai yra materiali išraiška. O aš tuoj pat laukiu, kur čia man koks dešimtinių nukryžinai. Tai reikia išmokti tą vertinti, po to tu gali gauti taip atitinkamai ir kitų dalykų. Dar žinai, ką aš pastebėjau, kad tu gali turėti savo verslo planą patį geriausią, bet jeigu jūsų dažniai nesutampa ir jūs prasilenkiate, ne? Jeigu tu prie jo nepriaugai, arba jisai jau jį peraugai, neprasidės. Ar nejauti, kad tavo laikas dar tik artėja? Taip, jaučiu, kad artėja. Tai ką, Inesa, malonu, kad atvykai, kad pasiryžai ir tikrai norėjausi ir tave pakalbinti, nes, kaip iš jau buvau minėjęs ir prieš tai, man yra įdomus, aš vis tiek kviečiu žmonės, kuriuos man dabar yra tikrai pakankamai įdomu kalbinti, jie patys nežino, kad turi kai ką pasakyti. Dažniausiai žmogus ateina, ką aš čia pasakysiu. Turi, reiškia, ką pasakyti, pasistengsiu padėti tau tą pasakyti, irgi, žinai, nuoširdžiai, atvirai. Tai kaip tau sekasi, gal tiesiog dabar, pastaruoju laikotarpiu? Tai pirmiausia, tai ačiū už tai, kad pakvietei, man tikrai buvo netikėta, bet aš tą galimybę dėkinga, nes einu į naujumą visiškai ir, kaip tu sakai, nežinau, ką aš turiu pasakyti, bet tiesiog atvažiavau. O kaip man sekasi, tai, pakankamai tikrai gerai, smagiai gyvenu. Tik tai tas buvo ir desperacinis laikotarpis, tai ką man toliau, ką dabar, nes turbūt visada kaip po pokyčio jau kantrybės, šiaip aš apskritai žmogus, kur kantrybės mažiau turi būti viskas greitai čia ir dabar. Tai va šito mokausi šitoje mokykloje. Tai pakankamai gerai, bet vėlgi nenoriu užsisėdėti toj komforte tam, nes aš jau radau veiklų, man patinka ir taip toliau, bet suprantu, kad misija netokia, ne komforte sėdėti ir savo tą gerovę kurti, o yra kažkas daugiau, ką aš turiu ir atskleisti ir išskleisti ir dabar esu paieškose. Tai va, taip man ir sekasi, bet tai labai įdomu. Ką aš norėjau irgi pačioj pradžioj pasakyti su tuom, kad kartais žmonės jie nežino patys, kad turi ką pasakyti, atrodo čia kaip yra įprasta. Ir kiek man tenka paklausti, kada, čia nori, kai kvieti kažkokį žinomą žmogų, tai turbūt jis jau už tos nuopelnus kažkokius čia yra kviečiamas. O kai kvieti žmogų, kuris gal mažiau žinomas, tai ką aš čia pasakysiu, tai va, bet kartais mes patys neįvertinam, kiek padarom tokių žingsnių, kurių galbūt kitas tik dar viliasi, kad jis gali pribręsti tam, kad jam atsirastų jėgų padaryti tą, kad jis išlaikytų tą pokytį. Nėra lengva, žinai, ir pavyzdžiui, kiek tave jau irgi tekdavo ir girdėti, tu tikrai per pastarį laikotarpį tu padarei nemažai pokyčių ir plus mes, aišku, susipažinom vis tiek tame kelyje į savęs pažinimo kelyje. Prieš tai dar buvo kitas projektas, dabar jau eina dar vienas projektas, mes einame vis kartu ir aš tave vis stebėjau, jau žiūrėk, berods 3 metai, berods. Ar 2 ar 3 metai. Tai va, taip vis tiek, kalbant, tai aš teko pamatyti, kaip žmonės, jeigu kalbant iš mūsų bendruomenės pusės, tai tie, kurie tada atrodė potencialiai, kaip pasakyti, negabesni, bet kurie iš pradžio atrodė, priiminėjo informaciją, ten viską, jie kažkaip palūžo ir išėjo. Buvo tokių momentų, kurie neatlaikė, o tu, kuri ramiai, nuosekliai stebi
procesą galbūt pernelyg iš savęs daug nereikalautų, man tu papasakosi, aišku, kiek tu iš savęs reikalauji, bet tu stabiliai eini jau kelinti metai iš eilės, na ir žiūri, kas vyksta, aišku, dar pasidalinsi, bet tas mane žavi, tas mane ir žavi, turbūt tai labiausiai, kaip vis tiek. Kaip kartais negali spręsti, čia tas banalus dalykas, apie knygą iš viršelio, kaip sakoma, žinai, ten ypač pas mus, kai žiūrima, kai visi nori, atrodo, priimta informacija, kad nori ten gauti, ten susikontaktuoti su kažkom, o tu taip atrodė ramiai, ne, tai jeigu jūs norite, čia nebūtinai, tai gal apie tai, gal dar pasakyk, tą gyvenimo savo tarpsnį, kaip prasidėjo tie tavo pokyčiai ir kokie tie pokyčiai atėjo. Tai aišku, prasidėjo viskas nuo to, kad aš jaučiau, kad jau netelpu savyje, kad kažkas yra daugiau negu kad aš žinau. Ir visada aš tikėjau, be galo tikėjau Dievu, aš iš ten ir atėjau. Tik tai atėjau dabar, atėjau praplėsti tą suvokimą ir aš jau Dievo negaliu vadinti Dievu, tai yra tiesiog kūrėjas ir daug daugiau. Ir jau kai aš supratau, kad aš nelabai telpu tuose rėmuose, kuriuose esu, nes visas gyvenimas nuo pat mažens eina mano su Dievu, tai ir ėjau dairytis, kas yra daugiau, kas kur. Ir prasidėjo viskas nuo to, kai aš jau netilpau savo kailyje, mūsų universiteto baigimo proga, gal 25 ar 30 metų buvo, niekada nieko nedarydavom, o buvo tiesiog pakviestas tas susitikimas ir vienas mano kursiokas, kuris vėliau tapo mano mentoriumi, man padėjo iš to išeiti ir aš galvoju, bet kaip susitikimas buvo vienintelis per tiek metų, kiek esam baigę, daugiau irgi nėra buvę. Ir aš iš jo pasėmiau maksimumą. Tai yra pasėmiau mentorių, kuris man padėjo eiti kažkiek tai iki va šito taško ir parodė, kad yra kažkas daugiau negu kad yra piešiama apie religinį dievą. Išaugai tą bažnytinį dievą, kaip sakant. Taip. Išaugau tą ir jau netilpau tiesiog savį ir žinias gėriau iš visur. Tai šiaip esi ir plus labai kaip ir žingeidus žmogus. Aplamai yra įdomi, kas tas žmogus ar ne, koks tavo potencialas. Taip. Ar čia žingeidumas? Kaip tu sakai, kad priiminėja informaciją, ką aš atėjau visiškai nieko, labai kietos struktūros iš tokios ganėtinai kategoriško požiūrio, arba juoda, arba balta, arba čia viską ir to minkštumo tikrai nebuvo, kuris reikalingas čia. Ir apie kažkokias žinutės net kalbos, tik aš tiesiog niekada neturėjau tikslo gauti kažkokią informaciją, tiesiog man buvo reikalinga save suprasti ir harmoningai gyventi, save realizuoti taip, kad būtų naudinga ir žmonėm, ir man įdomu, iš to galėčiau pakankamai laisvai gyventi tiek finansiškai, tiek visaip kaip ir dvasiškai ir visaip ir į tą harmoniją, tiesiog tikslas eiti į harmoniją. Tavęs kaip ir taip labai nepristačiau, bet tu toks kaip ir verslo žmogus buvai, iš tikrųjų. Per loginį mąstymą, ar ne? Taip, jau galvojasi, kad aš visada verslė. Taip, taip gal šiek tiek ir paminėk, iš ko aš kaip ir minėjau, kada koks įvykis pas tavęs įvyko, tai iš kokių galbūt tu verslo išėjai, kas dar prie to grįžta? Kažkada tai anksčiau tikrai dirbau dideliuose versluose ir visiškai netradiciniuose, tokie kaip laidojimo verslas ir panašiai. Ten dukterinė kompanija dar kitos pakraipos buvo, bet po to, kai jau aš čia Vilniuje gyvenau, tai neskaičiau tai verslu, tiesiog susikūriau savo darbo vietą, nes aš, kai žengiau žingsnį ir važiavau į Vilnių vėl nežinodama kur, nei kur gyvensiu, nei ką darysiu, aš tiesiog ėjau dirbti į ofisą, nes visada dirbdama savo galvodavau, kaip gerai tiem žmonėm, kurie dirba nuo iki, gauna stabilią algą laiku ir nesuka savo galvos dėl kito. Tai aš tą pabandžiau ir kai pabandžiau, stojo ta krizė ir pamačiau, kad ne, aš galiu savo rankom pasimti daug daugiau, negu kad duoda prisidengdami ten visokiam krizėm ir taip toliau darbdaviai, nes jau jinai kaip ir baiginėjasi ir niekas nieko nekeičia. Ir aš tada vėl nusprendžiau, kad
sakau, hebra, aš einu iš darbo, nes aš tikrai galiu pasimti daug daugiau negu man duoda. Ir tada susikūriau savo darbo vietą, bet tai nepavadinčiau verslu, tai tiesiog buvo grožio srity darbo vieta. Aš vėl pasimatavau, ką aš galiu su dabartiniam pajamom ir kiek aš galiu investuoti į tai. Ir mūsų už nugaros buvo vaikas, kuris mokinosi mokykloje, ruošėsi studijom. Tai tiek, kiek aš galėjau tuo metu, aš ir investavau ir pasirinkau tą sritį paprastesnį, grožio sritį. Na ir ėjau to keliu. Bet preciziškai tu taip pamatuodavai, ar ne, kiekvieną savo žingsnį, ar tai, nežinau, tu gal kažkokia ir analitikė, esi kaip ir savo gyvenime dirbus, bet toks, kad ir, na, iki pat galbūt to dabar, kur mes esame, ar ne, to savęs pažinimo kelio, bet ir tu čia, taip atrodo, matuoji, nu taip pat, kiek aš galbūt, ar čia jau tu atsiduoti, nu jau čia, žinai, nebepamatuosiu, taip, jau visko taip protu nebesuvokti. Pagauna save, kad matuoja tikrai, bet ko aš dabar mokausi, tai tikrai to laisvumo atsiduoti ir stebėti. Ir labai mokausi skaityti ženklus, nes tiek, kiek mes gaunam iš aplinkos, ar per žmogų, ar šiaip per kažkokį įvykį, kad ir įvykiuką mažiuką, tai tikrai reikia labai mokyti skaityti. Ir aš dabar ir iš žmonių mūsų mokausi, ir iš mokytojų, ir netgi turiu savo vedlę gerą draugę bendramokslę, kuri man padeda ir aš stebiuosi, kaip jinai išskaito visur logiškai tuos ženklus, tai dabar aš to mokausi. Jau nebematuoti savo protu, o tiesiog stebėti dar ir aplinką, nes ten labai daug informacijos. Mhm. Ir kaip tai sekasi padaryti? Kaip tau pačiai atrodo? Pradžia, bet šiaip man labai įdomu ir mokausi ir sakau, ta logika man yra artima ir man labai patinka, kad ir čia, šitoj vietoje, bet šitoj mūsų srity galima logiką ir mąstymą pritaikyti ir mes mokomės tą daryti. Man tai yra gerai. Ir kai atėjau į Lolitos projektą, kas aš esu, ir ten pirmiausiai prisijungė Tesla sąmonė, gerai, savas. Taip. Nes labai kas irgi rezonuoja, kai mes kalbam apie sąmoningumą, arba apie tą savęs pažinimą, kai kalbam apie sąmonės, tai būdavo apie tyrą meilę, išjautimą, ir taip toliau pačioj pradžioje, kai būdavo pakylėti valdovai, kiek kalbėdavom apie to tokį priėmimą, tad yra jausmai, išjausti širdimi, viskas taip, bet kaip matom, kuo toliau, kai jau einam ir pagaunam tas, nu, tarkim, išgirtum apie absoliutą, toks dalykas yra visatoje, nu, yra tokie dalykai kaip kvantinis laukas, kvantinis protas, tai ten tu matai, kad ten reikia kaip tik to proto, to mąstymo. Tai va čia ir kažkaip ir atrodo, kad tu čia jau jautiesi savo, ypač jeigu atsiranda tos sąmonės, kaip, na, tarkim, atsiranda Tesla sąmonė, Einšteino, Stepheno Hawkingo, tai jos tokios irgi, nu, ir kūrėjai, išradėjai, mokslininkai, tai man tuo pačiu aišku irgi yra tai įdomiau, aš kažkaip visą laiką to irgi tarsi ir laukiau, bet suprantu, kad taip, reikia ir taip, balansas 50-50, bet tai šitoje vietoje kažkaip, kaip tu pati jauti, nu gerai, kaip tu iš vis dabar, tarkim, priimi pačią tą, ką reikia dabar daryti, kuom tu priimi savo sprendimus gyvenimą, kuom vadovaujasi, kad reikia priimti, kur važiuoti, tarkim, ką rinktis, išėjai kažkokią savo veiklos, kuom dabar pradėjai labiau vadovautis, vis dėlto, na, čia gal to tau pasireikš, nebeduosiu tų pavyzdžių. Anksčiau buvo vien tik tai logika, ne? Tai dabar su to vidiniu žinojimu pasitikrinu, ką sako mano vidus. Čia yra man labai svarbu išmokti, jį išgirsti. Su tai jausminės sritim ar energijų pajautimu ar kažkuo aš negaliu labai pasigirti tikrai, bet nuojauta jau pradeda atsirasti. Ir truputėlį net kartais nustebina, kai pasitvirtina labai tokiuose keistose dalykuose. Tai kuo jau dabar, tai tas vidinis ir kažkiek į priekį tą nuojautą. Aišku, čia gal
kitiems jau tai seniai yra įvaldyta, bet man, kai viskas skaičiuota, buvo protu vien tik tai ir logika, jausmų minimaliai, tai man yra nauja. Na, jeigu kalbam irgi, pavyzdžiui, kai būna apie meditaciją, žinai, kad kai būna medituoja ir kiekvienas, būna klausimų, kur čia man telktis, kai aš medituoju, ar ne, čia, tai ar kiti pradeda vaizdinius matyti, ten kažkur keliauja, dar kažkas ateina kažkokia informacija. Ir pamenu, kažkaip irgi sakydavai, kad, ar tau iš vis pavyksta užsimerkus šitą dalyką daryti, kaip tu su tuo susitaikai, nes pavyzdžiui, čia rimtas dalykas, nes kartais žmogus vien dėl to jis, kaip meta, susinervina, kad, man nepavyksta medituoti, nepavyksta. Ir čia irgi reikia suvokti, kad, kaip tai padaryti ir ar tai, jeigu tau taip neišeina, kaip visiems, gal tau ir taip ir nereikia. Kaip tu tai pamatėjai, nes čia tai yra svarbu, galbūt kiti žiūri ir galvoja, aš irgi esu to aštraus, toks aštrus protas, žinai, loginis mąstymas, kad ten kažkur skraidyti, kaip sakant, ar net elgtis, man neišeina. Tai kaip tu su tuo susitvarkė, ar tu pastebėjai tą? Taip, bet aš savo sakydavau, kad, palauk, žiūrėk, visiems tai padeda ir tau padės. Telkis, aš ir vienoj grupelį, ir kitoj, ir visą laiką, ką žmonės tiek ilgai veikia ten. Aš atrodo, greitai gauni informaciją, arba ne, kažkas ateina, arba ne. Ir kol supratau, kad ta meditacija tikrai gali būti kitokia. Tikrai, kad tu nueini, susitelki, bet jau susitelki taip, kad, sakau, man sinusai braškėdavo pradžioj. Ir tada kažką tu gauni, užčiuopi ir pareini. O jei nepavyksta ir nepavyksta, gerai. Kitą kartą pavyks. Tai mano meditacija, jeigu aš vieną medituoju, tai 20 minučių gal. Bet tikrai stengiuosi susitelkti taip, kad jau kažkas man ateitų. Kartais darau, gerai, nepavyko, antras raundas dar kartą telkiuosi ir tada kažkas gal išeina, gal ne, bet tikrai nekalu save prie sienos dėl to, nes anksčiau tai būdavo labai, taigi visiems pavyksta, tai kaip čia tau ne. Tai dabar supratau, kad yra tas loginis mąstymas, kad ta meditacija gal net ne meditacija vadinama, dėl ko aš labai apsidžiaugiau, kai mūsų mokykloje tai pasakė, kad tai yra mąstymas. Ir tas toksai švarus protas, bet vėlgi supratau, kad be tyrumų nieko nebus. Ar skristi, ar kitaip gauti informacijos, tiek tyrumas reikalingas ir treniruomusi. Teisingai pastebėjai, iš tikrųjų, nebe meditacija, o susitelkimas, mąstymas ten, nes kuo toliau, tuo labiau matom, kad vis tiek ir mes patys ir vis tiek esam skatinami nuolat diskutuoti, kalbėti, tą informaciją išmąstyti. Susitelkim, kaip kam galbūt yra aišku, kaip išeina, bet ir vėlgi labai yra džiugu, ką jaučiu, kad mes atskiriam, kaip sakant, neskiriam save į vieną tą tokį, kaip pavyzdžiui, visi turi būti priėmėjai tos informacijos, angliškai dar kitaip susirišimas, channelingas, ne? Priėmėjai tokie, kur transliuoja, jaučia viską, bet yra jau tą suvokim, berods praeitais metais, aš atsimenu, tai įvyko tokia atskirtis, kai yra ir mąstytojai, yra kuri mąsto, kuri priima tą mintį, tai tu suvoki, kad tu turi savo vietą, ramiai, jau dabar ramiai. Aišku, dirbti reikia, faktas, kad pačiam reikia tą informaciją išgauti, bet kaip tu pati jauti, tu jauti, kad tavo laikas iš tikrųjų, ar nejauti, kad tavo laikas dar tik artėja? Taip, jaučiu, kad artėja. Dar tokio, kad aš visiškai atsidarius dar ne. Bet kokiai meditacijai, ką aš begaučiau, aš iš karto žiūrėjau, kur įmaterinti. Aš žmogus stovintis ant žemės ir tikrai nenoriu nieko įžeisti, kad ten kažkas skraido, kažkokias spalvas mato, kažką labai jaučia. Ir aš tada iš karto klausiu, o tai kur jį tą pritaikė žemė? Bet iš tikrųjų gal ir ne taip reikia, aš nežinau, ar aš teisi, ar gal iš pradžių reikia prisipildyti, po to tik tai skleisti, tai kiekvienas mes savai. O man tai iš karto pasiėmė ir kur aš tą galiu panaudoti. Kaip įmaterinti, nes aš sakau materialistė, nebijau to žodžio. Taip, ir tai tu save priskiri tiems, kurie gavus informaciją iš karto stengiasi tai įmaterinti? Taip, aš žiūriu, kur
pavyksta, nepavyksta. Pritaikyti, gal taip turiu Jo, pasakyti. taip, kad tas, vėlgi, iš to seno mano yra tas laiko gaišimas. Čia jau turbūt neteisingas požiūris šiuo metu, bet kad laiko neleisti tuščiai. Pasiemi ir žiūri, ką su tuo daryti. Iškart einu prie to, kaip tu priimi, dabar gavai kažką, ar ne atėjo idėja, mintis, gal iš pačios, gal per kažką tau, ir tarkim, tu bandai pritaikyti, ir kaip tu priimi rezultatus, tuos gautus, ir kaip tu juos matai, tarkim, čia jau teigiamai, neigiamai, čia yra tas vertinimas. Nevertinu, tikrai. Nes jeigu aš darau, tai tikrai kažkas tą duoda. Kaip ir Lolita sako, blogo rezultato nėra. Jisai vis tiek kažką duoda. Kaip ir tas juokelis su tuo 17-17, kur jau ne vienam esu pasakojus, kaip mane vedė į tyrumą. Atrodo, toks nereikšmingas visai dalykas, bet ką aš per tai gavau, tai treniruotė didžiulė buvo. Ir tikrai gavau rezultatas apčiuopiamas, kad aš einu į tyrumo lauką ir aš jaučiuosi visai kita, negu kad aš nemoku dar gyvenime to pritaikyti, nes mes vis tiek gyvenam tarp žmonių ir tam tikrose sąlygose. Bet jeigu aš einu į informacijos parsinešti, aš tą tyrumą pajaučiu kaip brandalį, sakau, net širpuliukai eina. Ir tai buvo treniruotė, iš paprasčiausio laiko aš fiksuoto 3 kartus 17-17. Ir aš klausiau, ką tai reiškia, ir pasakė tyrumo kodas. Ir kiekvieną dieną 17-17 telkiausi tyrumą 2,5 mėnesio. Tai jo, atkakliai ir... Atkakliai, nuosekliai. Nuosekliai, jo. Ir... Jeigu būdavo už vairo, tai tiesiog priminimas būdavo pastatytas telefone, kad aš, jeigu vairuoju, tai aš vis tiek pasakau, kad aš esu dabar tyrume ir ką patiriu, tai per tyrumą. O šiaip jo labai atkaklios treniruotės ir vėlgi gal reikia daugiau to lengvumo. Gal reikia daugiau, bet aš jo mokausi dar. O kartais apčiuopi tą rezultatą, kartais ir tu jo gal ir nematai, bet aš manau, kad vis tiek yra. Aš tikiu, kad yra. Tai čia dabar gavosi toks tas tyrumo laukas, kaip tu įsivaizduoji, kaip įrankis tavo kūrybai, kurį tu gali vadinti, yra vieta, tarkim, įvaldyta tavo. Taip, tu skaitai, kad tai yra įvaldytas. Dar negaliu sakyti, kad visiškai įvaldyta, bent aš jau apčiuopiau ir patyriau, kas tai yra. O kai mes gyvensim tose aukštesniuose dažniuose, aš galvoju, kad tai ir bus kasdienybė. Nes po vieno irgi tokio įvykio, kai tikrai jaučiausi, kad aš esu ganėtinai aukštam dažnyje ir tikrinausi, ar tai ne iliuzija, ar čia tik tai gera nuotaika, ar tikrai. Bet kai tai buvo ir antrą dieną, tai aš supratau, kad tai, ką reiškia tam aukštesniam dažniui gyventi. Ir aš tiesiog į tą tyrumo lauką iššokau taip kaip pirštų spragtelėjimu. Ir aš supratau, kad tai ateityje ir bus kasdienybė mūsų, kad kai tu aukštesnėse dažniuose tose gyveni, tai ir tas tyrumas tavo ranka pasiekiamas ir tu esi tame. O tu jauti, kad tuo momentu tu ir jau esi ten, toje ateityje, iš tikrųjų. Na taip. Nieko nereikia laukti, tu jau ten esi. O kaip tu gerai save priimi kasdienybėje? Tarkim, gal aš iš savęs pasakysiu, būna tokių dienų, kai yra daug informacijos, pakankamai daug, ir atrodo, galiu ir tą veikti, tarkim, bet iš to neveikiu nieko, nes, tiesiog praleidžiu visą dieną arba pusdienį savo galvoje, tiesiog galvodamas, kad čia reikia veikti, o nieko iš to nepadarau. Ir pakankamai tai yra sunku ir kartais tai galima įklimti. Tiesiog įklimti pastebėjau, aš tai buvau pasidalinęs, tai kaip tu ir tau pavyksta iš to išeiti? Tu tiesiog nelauki, kol įklimsi, eini dara, ar kaip? Kaip tau yra su to tokiu? Jeigu jau taip atvirai, tai jo, aš esu darytoja. Ir man paprasčiau kažką veikti, negu skraidyti ir ten mąstyti labai daug, bet matomai ir tokių dienų reikia, kai tu išjungi visas rozetės ir sako, būni. Tai, nežinau, aš turiu susikūrus savo discipliną, nes
man taip įdomu, gal tai ir rymai kiti pasakytų, bet man tiesiog taip įdomiau, aiškiau ir paprasčiau. Ir kai jau pajaučiu, kad jau tai komfortiška, dar kažką naujo įvedu. Tai pastoviai taip save, truputėlį pagina į priekį. Ir svarbiausia, tu taip darai pati. Nėra, kad čia dabar tau būtų treneris kažkoks, kiekvieną dieną sakytų, tu judėk, tu tą pasidarai pati savo. Discipliną susikuri kažkokį tais, kaip sakyti, dienos rutiną. Taip man paprasčiau. Todėl, kad aš visą laiką gyvenau toj disciplinoje ir visą laiką žingsnis prieki buvo pramastyti, nes trūkdavo ir šiaip laiko, iš tikrųjų, tose nesąmoninguose voverės ratuose, tai tam laiko labai stinga. Viskas būdavo į priekį pramastyti. Tai man, bet irgi galbūt aš turėčiau paleisti visiškai vateles ir bandyti gyventi kitaip, bet disciplina man yra įdomiau ir paprasčiau, aš taip pasirodo, aš tau palengvinu. Tai man ta tavo savybė kažkodėl jaučiasi, jau net su tavim pradėjau kalbėti, kad ta disciplina tavo yra jeigu taip galima pasakyti, išlavinta jau. Turbūt aš tai jau tikrai galėčiau tą pasakyti, kad tavo išlavinta, nes aš pats šito mokinuosi, nors galbūt kitam atrodo, kad aš irgi kažkur esu pakankamai disciplinuotas, bet man atrodo, čia toks geras tavo paminėjimas, kad kartais reikia išjungtas rozetės. Nes turbūt aš iš savęs tikiuosi daugiau, negu galiu kartais duoti. Kūnas man, tiesiog į tą dieną nieko negali padaryti, o aš dar noriu. Juk šiandien, tarkim, kaip vakar, pirmadienis, toks įprastai būdavo, čia darbo diena, darbinga diena, reikia ir tą turiu padaryti. O vos vaikštau, o nes šeštadienį, sekmadienį aš dirbau ir aš dar galvoju, kad čia pirmadienis, kai darbo diena, o gal man tai yra nedarbo diena. Kitiem darbo diena, jo. Tai va būtent, kad man tai nedarbo. Stereotipas, taip, nes tu dirbai šeštadienį, sekmadienį ir atidavai savo jėgų. O aš tik susiplanavęs, kažkokią rutiną turiu irgi čia tą pirmadienį, kad einu tą ir tą, nieko negaliu padaryti ir pusę dienos pykau, nervinausi ant savęs, bet nieko nepadariau, bandau rašyti, bandau daryti, nesigauna. Ir dienos pabaigoj suvokėm kartu ir su žmona kalbėjom ir pats kažkaip susivokiau, kad taip, tai gal aš čia savaitgalį dirbu, tai man reiks skirti laiko ir tam tokiam poilsiui. O jeigu aš dar pykstu, tai dar yra dar blogiau. Tai kaip tau, pavyksta įnešti tokį lengvumą? Savo? Pavyksta, nes aš turiu nusimačius savo taip, kad aš 7 keliuosi, tam tai jau rutina, kur aš susitvarkius esu, bet dirbu iki 6 ar 7. Viskas, mano darbo laikas baigėsi. Ir aš tada savo pasiemu kažką labai malonaus. Šiuo metu man labai malonaus yra megzti. Ir aš pasiemu numegzti tiek, kiek aš galiu, bet tai yra kaip saldainis, man kaip apdovanojimas už tą darbo dieną. Tiesiog pasimėgauti tą tokį lengvumą. Tai aš taip save apdovanoju. Gerai, dar tie mintis, tai tu galėtum pasakyti, kokia yra tavo darbo diena? Kaip tu esi taip dienos rutinų, bent jau dažniausia tokia tavo dienos rutina yra. Tarkim, kada tu keliesi, nes aš taip įsivaizduoju, kad tiek yra laikas ir jis tavęs yra toks. Taip, aš mokiausi anksti eiti miegoti, 10 jau aš turiu būti lovoje. Ne visada gaunasi, bet tarkim, taip jau įprastai, kada iš ten 10:30 užmiegu, bet aš dar čia ir dėl sveikatos, dėl tų ląstelių atnaujinimo ir taip toliau žinau tą taisyklę, tai tipo taisyklę, bet taip įsivaizduoju ir tada keliuosi 7, žadintuvą 7, bet man nereikia žadintuvo. Ir ką, tada meditacija, aš susijungiu su didžiąja sąmonė arba kaip man ten gaunasi. Tada mankšta, tada kavutė skani, visiškai atsipalaidavus ir eini prie dienos darbų, kas yra numatyta, ar prie kompo darbai, ar lauke darbai, ar kažkas tai. Ir tada vėl tarpas būna tuos susitelkimų ir pabaigi kažką, tai jeigu reikia tęstinumo ten darbai, nieko palauks, šiandien man darbo diena baigėsi. Na, aišku, būna tų neatidėliotinų reikalų, kai tu ten ir vertiesi, bet stabdau tą labai stipriai ir einu to saldainio pasiimti. Taip, čia labai
Nes yra, nu, be apie minutę dar susitinkam po to, kokio, na, susitikimuose būna dar per Zoom dažniausiai, ar net irgi esi tam susiplanavus jau. Ai, tai taip, jo, dabar tų grupelių labai daug ir Taip, ir diskutuojama apie... Pirmas buvo 6 ryto, jau aš čia... Aha, nu, tai va, ir grupelės. Ir tu suteikdama savo to tokį, kaip sakai, tą pasimėgavimą, akimirką, ar ne, kurią tu kažkas, tai gali būti, pavyzdžiui, kiekvienam aišku, tai yra skirtingai, kitam gal knygą paskaityti, ar dar kažką, bet tu ir, nu, kaip pasakyti, tu reiškia, aš taip įsivaizduoju, parodai pagarbą savo, nu, savo kaip, nu, tai sąmoniai, kuri kuria. Na, nu, tarkim, žinai, nu, galim visai pasiduoti tokius, atrodo, tos darbus ir jeigu čia nebejaučia pasimėgavimo, na, kažkas pradeda dažniausiai birėti, pradeda rodyti ženklai, kaip tu sakai, atsiranda ženklų, ar ne? Taip. Nebepatenka. Aš galvoju, kad mano sąmonė rodo pagarbą kūnai. Kūnai, be kurio aš šitą žemę negaliu veikti. Aš anksčiau to nesupratau. O dabar aš suprantu, kad tai yra mano pats stipriausias įrankis, per kurį aš galiu čia kažką veikti. Tai va, jam aš turiu pagarbą rodyti. O šeštadienis, sekmadienis yra taip pat mano nedarbo diena ir aš galiu visą rytą lovoje knygą skaityti, tam, pavyzdžiui, kava, ar kaip pasiskiriu, tai... Ir tu save šitoj vietoj, kaip sakant, nepeiki, nėra. Tu esi taip paskirsiu šeštadienį savo, taip, sekmadienį. Kažkaip aš jaučiuosi to nusipelnius. Taip. Todėl, kad vaikas užaugintas ir aš galiu savo tą leisti. Tai vat man tas labai labai svarbu, nes aš atrodo visą gyvenimą to siekiau, kai aš tam... Aišku, ta praeities energija gal nėra tiek naudinga dabar apie tai kalbėti, bet aš negalėjau leisti savo kiekvieną naktį miegoti, nes tiesiog nebuvo tam laiko ar buvo prabanga. Tai aš link šito ėjau ir aš dabar labai jaučiuosi to nusipelnius. Tai va čia labai šauniai. Čia jaučiu, kad tikrai eina tiesiai to žmonės, kam šitą reikia išgirsti, tą tokį, kad pagarba savo, pagarba tam, kad, na, kaip bebūtų, mes dabar, tu esi kūrėjas, vienas dalykas, tu kuri savo gyvenimą, tai čia ne tai, kad, nors sakau, aš irgi pats kalbu apie tai, bet pamirštu, pradedu galvoti, čia tą turėjau padaryti ir ir toks iš to, kad atsipalaiduočiau, tarkim, tą laisvą dieną, kartais pramastau, kad gal tą galėjau ir tai nėra gerai ir labai džiugu, kad ir tu, tarkim, tą paantrini, kad ne, taip, tu tą padarai ir savo nesuki galvos, reiškia, tai vienas dalykas įmanoma, įmanoma taip gyventi ir lengvai su tokiu džiugesiu. Bet eiti reikia ir, norisi tą paminėti, kad ir tu prieš tai minėjai tą tyrumo lauką, nuoseklumas. Pas tavęs jaučiasi dar toks labai stiprus toks nuoseklumas. Jeigu tu užsibrėžiai, ar ne? Kaip tau yra? Tu eini iki to nuosekliai? Jo, ir man... Kaip tu išsiugdėjai tą gal dar šalia to, kaip tu tą tokį dalyką suvoki? Patį nuoseklumo faktą, gal tu galėtum paaiškinti, kaip tu jį suvoki? Tai turbūt tas ir buvo, kad padarai vieną darbą ir eini prie kito ir nešokinėjai taip, nes tu ir rezultatą nematysi ir naudos negausi. Ir materinės naudos, ar ne? Ir pats kaip žmogus turbūt ten dar kaip sąmonė. Taip. Ir taip ir versle buvo planuojama žingsnis po žingsnio, padarai tą ir darai kitą. Ir tas tiesiog, bet aš galvoju, kad tą ir discipliną, ir nuoseklumą, ir punktualumą, kas man yra labai svarbu ir iš kitų, kiek aš reikalaudavau, tai manau, kad aš atsinešiau, žinok, tai nebent kas padėjo išugdyti, tai pirmojo vaiko tas sindromas, kuris atsakingas už visus ten kitus likusius šeimoje. Tai jeigu padėjo, tai va ta atsakomybė kažkiek tai, nes anksčiau tai būdavo, kad permetama vyresniesiams. Tai aš esu tas vyresnysis vaikas. O šiaip aš galvoju, kad gal kažkiek to gali išmokti, bet tiek perlaužtai, kiek aš tą turėjau, tai aš galvoju, kad aš atsinešiau, dabar aš perlengvinu ir švelninu. Atsineši iš... Jau yra įdirbis padarytas kitose gyvenimuose. Taip, turiu menį. Taip.
Ir taip, tai yra tie dalykai, nes kartais, kai žmogus, kaip mums atrodo, mes, tarkim, nieko nežinom apie tam tikrą faktą. Mūdu dabar pamatom vieną faktą kažkokį, ar savybę, apie ją nieko nežinom, bet vienam tai rezonuoja kažkodėl, o kitas iš vis šito nesupranta. Ir mes suprasim tai skirtingai. Jo, ir suprasim skirtingai, reiškia, kaip ir tu mini, tai paminėjai, gali būti iš kito, tai tu jau apie tai žinai, tu tikriausiai jau apie tai žinai, tu jau didelį įdirbį tame padariusi jau kažkada. Todėl aš turiu čia kitus įdirbius darytis. Ir kaip per sekmadienį, čia mūsų susitikimą sakė, kad tai, kas aš galvoju mano stipriosios savybės, jos visai gali būti ir nestipriosios. Taip, kad aš turiu čia kitus įdirbius daryti. Taip. Bet šitie įdirbiai tavo, man toks kažkoks posakis atėjo, kad tas, kaip yra dažnai minimas sporte, tarkim, kad nuoseklus darbas ir disciplina dažnai nugali talentą. Tarkim, tai man šitoje vietoje tas tavo nuoseklumas, ta disciplina išugdyta, ir atsinešta, dažnu atveju ir gali, ir turbūt bus tavo kaip ir vedlė, per ar tu veiki versle, ar tu veiksi ir pažinsi savo pažinimo kelyje. Tarkim, jeigu tau čia ir ten tai tas nuoseklumas ir disciplina, jis tau turbūt, gali padėti daugiau arba nueiti iki to savo tikslo, kaip lyginant, kaip aš pradžioje minėjau, tie potencialiai atrodė potencialus, labiau suvokiantis, išjaučiantis, priimantis, bet jie kažkokiu momentu pritrūko tų savybių, svarbių savybių. Tai yra nuoseklumas, tas veikimas, ta disciplina, jie pasitraukia, o tu su tuo, tu gali eiti labai, kaip pasakyti, aš nežinau, kur tas galas, tai sakyti iki galo, bet iki to momentumo, kada tu sakai, kad taip, aš suvokiau, taip, čia yra, tu jau dabar, tarkim, čia nėra kažkokia paslaptis, kad tu jau dabar savęs link gauni informacijas, kad tu jau šalia, tavo laikas artėja. Tu iš pradžių gal tu net negaudavai, bet dabar jau vieną kartą, antrą kartą, kad taip. Nes mes kalbam taip, kad artėja tas toks naujų genijų laikas, naujų išradimų laikas, kad ir tie patys verslai jau įneš kitokią reikšmę. Tai tu gali būti pionierė kažkokių tokių minčių, proto, išmąstymų, tavo idėjos, bet to dar aš turiu tokį vieną klausimą apie tavo idėjas, tai jos galbūt dabar yra nesuvokiamos daugeliui, dar nėra tų žmonių, kurie ims šalia tavęs tos į komandą arba ims kartu jas realizuoti, nes dažnai reikia komandos daugeliui, vienam vis tiek yra sunku, dėl to ir mūsų yra grupės. Taip, nes išsiskleisti. Taip, tai tas nuoseklumas, sakau, jis ir disciplina kartais tą talentą jis gali neįveikti, bet kartais tai yra, man atrodo, tai yra stipresnis dalykas. Jis irgi, kažkur, aišku, nereikia perspausti tą discipliną, tu labai gerai sakai, reikia įvaldyti tai, bet tu dar norėjai kažką čia šitoje vietoje pasakyti? Aš tik tai galiu pasakyti tiek, kad čia irgi turi būti balansas. Vėl pas mane buvo perlaužta į kitą pusę ir aš nesuprasdavau žmonių, kurie persigalvoja. Kaip taip greit persigalvojo, ar ten dar ką. Bet reiškia, aš nepriėmiau pokyčio. Todėl aš dabar į tai žiūriu irgi labai ramiai, kad taip, tu eini nuosekliai, bet tame balansas ir jeigu kažkaip atrodo kitaip, tu ir darai tą posūkį. Nebūtinai taip jau nuosekliai. Netrankai galvą į sieną, taip, kad jauti, kad čia jau reikia pasitraukti. Ir vienu momentu mūsų mokykloje buvo pasakyti, kad viskas, nuoseklumą pamirškit, dabar ten iš tos dimensijos į tą ir tą kažkokią informaciją pasiėmė. Ir tada aš galvoju, tik kaip taip, kaip. Ir po to vėl buvo grįžta prie to, gal po kokio pusmečio vėl pradėti kalbėti apie nuoseklumą, gerai. Tai tas turi būti balansas, nes kai tu eini nuosekliai ir nepriemi pokyčio, tai, ar ten kažkokio kitaip galvojančio žmogus, kuris persigalvojo, kas man buvo labai sunku, kaip suaugęs žmogus ir taip mėtosi, neturi nuomonės, tai vėlgi yra kitas kraštas. Taip. Bet to balansą ir mokausi. Per situacijas tu tai pastebėjai ir gerai, kad tu dabar jas įvardinai, nes taip, reikia visada
stebėti, sąmoningai stebėti, nu vis tiek, nes jeigu pats vis tiek aš esu tame kelyje nebereikalo, reiškia, nu nebus taip, kad aš su vienu užsispyrimu visur nueisiu. Ne, nu tai gali man padėti, šalia to aš ugdausi kitką, nes kad tu pasakėjai, tas nuoseklumas ar dar tas dalykas, kad jis buvo vienu momentu pasikeitęs, yra labai svarbus niuansas šalia to, ką aš jau irgi dalinausi, visai man pačiam nesenai atėjo kintamumas. Bet disciplina arba nuoseklumas ir kintamumas atrodo iš pradžių kaip ir tokie skirtingi dalykai, nes tu turi būti nuoseklus, bet kintamumas, tik čia aš keisiu. Tai bet jie gali būti šalia vienas kito, nes... Taip, tai dabar tik suprantu, kad jie gali būti. Jie netgi labai gerai draugauja, nes tu, kaip aš tai matau, tu kai, pavyzdžiui, išlaikai tą nuoseklumą, nu tarkim, pavyzdys, tu esi kursuose, pas Violetą, tu eini nuosekliai, tu kinti čia, tu galbūt keiti savo suvokimus, tu keiti gal kažkokią net savybę, bet tu neišeini iš kursų, tu išlaikai tą nuoseklumą kurse, bet tu kinti šalia to, tai tas taip gražiai apsijungia, žinai, kad tu nemeti to, bet tu išlaikai ir kinti, leidi savo, mokinies tą kintamumą priimti, žinai. Taip jau visiškai negalėčiau pasakyti, kad nebuvo vienu momentu buvo mintis, kad mes gauname labai daug, bet įvaldom tiek, kiek mūsų sąmonė leidžia, nes pasiemam pagal savo sąmonės lygį kiekvienas ir tos instrumentus įvaldom. Ir tada aš galvoju, tai kokiai čia iliuzijai aš gyvenu, kad aš atrodo viską gaunu, bet, nesugebu įvaldyti. Ir tada važiavau į susitikimą Varkaliuose ir jau galvojau, kad gal čia jau kažkaip kitaip. Ir tada Violeta išrinko mane į lyderės ir kaip Marija sako mano kolegė, kad tiesiog mano aukštesnis dalis nuvarė pas Violetą pasiprašyti, kad aš dar čia likčiau. Taip. Ir desperacija dingo. Taip, aš čia tik kaip pavyzdį tokį daviau, taip, visokių tų minčių gali kartais ateiti, kartais ir tie veiksmai tokie, čia nebūtinai aišku, bet kaip atrodo tai tas toks nuoseklumas ir kintamumas, kaip juos įvaldžius iš vis galima gražiai veikti, ar ne? Ir to mokomės, kaip bebūtų, tai čia... Bet, pavyzdžiui, aš neatmetu galimybės, kad jeigu pasijaustų kažkoks pervargimas ir daryti pertrauką. Taip. Tai čia kiekvienam... Taip. Tai tada tu ir esi tame... visiškai, kaip sakant, sąžiningas su savim. Nėra taip, kad aš vėl dabar disciplinuotai trankau galvą, jeigu aš jaučiu, kad, ramiai, kad man dabar reikia išeiti kažkokį kitokį veiksmą, padaryti ar pertrauką, ar dar kažką. Aš nelabai mėgčiau žodį pertrauką, nes tos pertraukos jos tokios yra labiau protai apgauti, nes dažniausiai mes, jau čia yra sprendimas, nes jeigu padarai pertrauką, bent jau man čia taip, tikrai atrodo, kad po to į tą patį jau sugrįžta, tarkim, aišku, dar priklausomai, ką tu veiki toj pertraukoje, nes būna, kai žmonės labai nuklysta ir sugrįžta praktiškai, jie sugrįžta tik labai jau, kaip sakant, paviršutiniškai, nebeįsivažiuoja, pamesta ir ta pati tiesa kažkokia jau kita, nes kažkur prisigaudo po to, toks atrodo balansas, disbalansas, tai tas toks išėjimas gali būti dažniausiai. Tu gali palikti, nebent, kaip aš taip matau, projektą, gali šalia to tu būt, kurt kažką, bet, toks, žinai, pasakai, kad... Laikyti ranką ant pulso vis tiek. Kažkaip taip, žinai, ne tai, kad aš tuoj, čia dabar išeinu, aš tuoj sugrįšiu. Ne, aš išėjau, priėmiau sprendimą, aišku, čia yra sprendimas, kūryba. Toks, kad, žinai, visada mes mėgstam tą pasilikti saugų variantą, protą gal nuraminti, kad jeigu ką, aš grįšiu. Bet dažnai, jeigu jau, žinai, dabar tavo atveju, tarkim, tu jau aš savo racionalių protų nusprendai, kad aš, žinai, ir protų, ir aukštesnių protų, taip, mes žinom, kaip tai yra, tu gali kurti, bet, išlaikyti tą tokį nuolatinį bendravimą, ar su Violeta, ar su Lolita, kai jeigu čia taip kalbant, ir šalia to, žinai, kaip mes su Lolita kuriam, nebūtinai mes turim kurti viename projekte, mes galim kurti tą pačią tiesą šalia. Ir nuolat bendrauti. Tai toks, kad nusiimta tokį, kad aš nepasitraukiu, nors būna žmonės įgi visai žmonės. Bet aš kaip jaučiu pagal save, kad aš be to gyventi nelabai galėčiau, nes jeigu jau vieną kartą pradedi,
net nemokėčiau grįžti į tą atgal ir gyventi taip, kaip gyvenai, o norisi toliau žinoti, vėl save suprasti ir eiti, tai manau, kad jeigu tarpas yra, tai vis tiek tave parveda, nes nežinau, aš tiesiog netilpau savo kailį. Nu tai pradžioj tokių dalykų, bet matai, kuo toliau, tuo labiau mes vis tiek įgaunam tą didesnį sąmoningumą ir ta atsakomybė mūsų kartais tokių emocinių, žinai, kaip būna, kiti priima vien dėl blogos nuotaikos, kokį sprendimą neapgalvotą, žinai, ir po to nori, žinai, pirmin, atgal, taip tokie. Tai čia yra, matai, reikia atskirti, gal, yra tokie variantai, yra tada, kada tu iš tikrųjų eini iš tos, eini su ta tiesa ir atlikti tą kūrybinį veiksmą ir po to tu, nes aišku, tu nebegrįši visi į tą patį projektą, jis bus pakitęs, tu būsi pakitusi, projektas bus pakitęs, viskas kinta nuolat, nebegrįšim į tą pačią vietą, tą reikia suprasti. Ir tu išeini kur? Žinai, aš kažkaip tave matau, kad jeigu tu išeini su aiškiai mintim, ką tu nori daryti, galbūt tai nėra tas, kad man liūdna ir pikta čia ir aš nebesuprantu. Žinai, bent jau nebe šitoj stadijoje, žinai, tu gali ir. Ir dėl ko aš ir dariau pokytį visame kame ir darbe, nes aš supratau, kad aš noriu mokytis, atsiduoti tam mokslui ir savęs suvokimui ir vedimui, negu kad uždirbinėti pinigus ir kiek lieka laiko nuo to. Tada aš jau imu ir ten kažkaip tai perklausau tas pamokas, aš atsimenu, klientę ten tvarkydavau, o telefonas būdavo stalčiuje ir aš galvoju, aš negirdžiu, ką sako per pamoką, bet bent jau energiją aš gaunu, žinai. Ir aš supratau, kad man taip netinka, kad arba aš mokausi, arba aš dirbu, nes tas toksai mėtymasis vėl, jis mane balansavo, todėl ir priėmiau sprendimą, aišku, aš sakau, nėra čia vienos dienos sprendimas ir vien tik tai šita priežastis, aš tiesiog jau pajaučiau, kad aš nenoriu dirbti 17 valandų per parą ir apsispręsti buvo lengviau, kai atsirado tie mokslai, kad vis tik aš rinkuosi šitą. Toks iškart iškyla klausimas, tai koks tavo yra santykis su materija? Tarkim, aišku, jeigu tu 17 toks, žinai, 17 valandų jeigu dirbi, tai turbūt turi labai gerai mokėti. Aš taip suprantu, kad kodėl tada reikėtų, jeigu tu jau plius, aišku. Neturi mokėti, matai, čia yra saviapgaulė, kai dirbi savo, atrodo, tu reguliuoji savo darbo valandas. Ne. Tu dirbai savo. Tu dirbi savo, tu daugiau uždirbi ir tada apetitas auga. Taip. Tu dirbai, aš pradžioje pagalvojau, kad tu dirbai kažkur, tarkim, žinai, buvai darbinta, bet tu dirbai savo. Taip, aš tą laiką dirbau savo. Ir tokia saviapgaulė buvo, ar ne? Taip. Tai aš tai ir sakau, kad su ta materija, tai kas? Santykis buvo labai. O ta prasme, santykis su materija, gerai, kaip tu sakai, jeigu gali šiek tiek paatvirauti, ta prasme, tu vis siekiai, kažkokio tai finansinio, žinai, vis daugiau, čia ateis tas momentas, kada uždirbsiu ir aš jau pasitrauksiu, aš jau eisiu į saviugdą. Kaip tau buvo štai? Nebuvo tokio, kad aš pasitrauksiu ir eisiu į saviugdą. Aš tiesiog buvau, tarp kitko, irgi finansiškai labai disciplinuota. Ir aš žinojau, kad turiu ir investuoti pinigus ir buvau nusimačius, kiek aš noriu uždirbti. Ir tą sėkmingai dariau, kas duoda dabar man finansinę laisvę. Ir aš galiu gyventi iš tų investicijų, iš pasyvių pajamų. Tai vėlgi ten buvo disciplina nuo 2002 metų, aš labai disciplinuotai skirščiau savo pajamas, investavau, dėjau, atsidėjau ir taip toliau. Tai kai aš čia ant juoko pasakiau, kad materialistė, tai žinok tikrąją to žodžio prasme, aš ir ten buvau materialistė. Ne tik tai, kad ką gauni paranešti į materiją, čia įmaterinti. Ir toje vietoje aš buvau materialistė. Dabar gal tikrai požiūris kitas, bet materija man patinka ir ta energija aš mėgstu. Ir tu ją, kaip tu galvoji, tu pritrauki ją savo, tarkim, savo tą discipliną, kad ir, tavo finansinis raštingumas išvystytas, jeigu taip galima pasakyti, tai tu tą
tau kaip dažnai vis tiek tai nėra labai patogu kalbėti apie finansus, žinai, bet taip, mes vis tiek gyvenam žemėje, mes susidurėm, kiekvienas irgi pagalvoja ir prieš atlikdamas kažkokius, žinai, tokius stipresnius gyvenime žingsnius, tarkim, išeiti iš darbo, pakeisti darbą arba dar kažką padaryti, vis tiek ir tie patys kursai jie kainuoja ir vis tiek susiduria su ta įtampa, su tuo tokiu, kad dažnai netgi vos, neesminis akcentas lieka finansai, dėl ko aš nedarau to arba to. Tai, šitoje vietoje tau nėra čia tokio, kada dėl finansų tu imtum ir nedarytum čia dabar tą, ką tu dabar mėgsi daryti. Ne. Santykis su finansais pas tavęs vis tiek, tu žinai, kad tu žinai, kaip jų gauti, tu jų gausi, žinai, kaip jie ateina, ta prasme, aš apie tai. Taip, aš sakau dabar, iš to tokio ramaus pasyvo gyvenu. Užeidavo desperacija tikrai, kad kaip aš čia dabar tokiam amžiui ir nieko nekuriu aktyvių pajamų, bet dabar toksai laikotarpis ir ką aš dabar kuriu yra galbūt daug daugiau negu kad materijoje paskaičiuojama. Tai supratau, kad viskas čia gerai, nes tikrai tokia desperacija jau save buvau apgaulus. Aha, o kiek laiko tu dabar, tarkim, iš tų pasyvių pajamų gyveni? 2 metų. 2 metų. Ir kiek dar įsivaizduoji galėtum gyventi iš tų pasyvių pajamų? Tol, kol viskas sėkmingai klostosi, aš galiu, bet aišku, tai nėra tai, ką aš uždirbdavau, tikrai jokiais būdais, bet leidžia tikrai laisvai gyventi, bet turėjau verslo planą, kurį labai jau ten desperavau irgi, kodėl čia nevyksta, kodėl čia taip. Ir kaip bebūtų paradoksalu, bet per verslo grupės susitikimus aš tiesiog pajaučiau prisirišimą ir paleidau tą savo verslo planą. Ir aš dabar esu visiškai tėkmėje. Ir jeigu jisai išsipildys, tai bus labai gerai, jeigu neišsipildys, tikrai gerai irgi. Aš manau, kad tikrai rasiu kaip save realizuoti. Dabar sunkoka, nes ar bunda kažkokie tai dalykai ir, sakau, ir tą potencialą turiu išskleisti ir kažkaip iššifruoti, nes kažkokia informacija eina, bet tikrai bėda, tai ir tirti kokį darbą. Taip. Panaši situacija galbūt ir mums buvo, mes galbūt neturėjom tokių pasyvių pajamų su žmona, kai išėjom, nesiblėsiu apie tai, bet... Jūs dar jauni, aš sakau, kad aš jau jaučiuosi nusipelnęs. Tai va, bet šitoje vietoje irgi toks, gerai visada yra turėti taip, kad tu esi saugus, ramiai, pasiruošęs tam kažką, taip, atsidėjęs, taip, tu gali bent šitoj vietoj protui leisti, nurimk čia, aš dabar eisiu tvarkyti, mes turim, išgyvensim, ta prasme, bet kokiu atveju gali visada grįžti dirbti kažką. Bet irgi suprast šitoj vietoj, ką mes, tarkim, vis tiek, kaip veikiam dabar gyvenime, kaip vyksta ta kūryba, kad labai dažnu atveju būna, kai tik pradėjęs kurti, tarkim, dabar daugelis irgi būna, kada sako, aš negaliu kurti, nes neturiu finansų, tarkim, arba projektą, arba kažką. Bet ką pastebėjau ir aš, ir būna taip, kad pirmą, pradėk kurti kažką, įdėk bent žingsnį. Ir tie finansai ateina, įspūdingiausiais būdais, neįtikėtina, jie ateina. Ir tikrai taip atėjo ne kartą mums, mums taip ir atėjo, taip realiai, taip vyko, mes taip pamirštam, mes taip priemam kaip tai natūraliai, bet tai kitam atrodo nenatūraliai. Kitam atrodo, kad čia stebuklas, kaip, vos ne, taip, aišku, bet reikia įdėti žingsnį, taip, reikia veikti. Jeigu aš sėdėsiu namie ir vis galvosiu, gerai, išėjau iš darbo, dabar tu ateis geniali mintis ir turbūt užgrius pinigų daug. Minčių atėjo, bet jas kažkaip reikėjo išrutuliuoti. Tie veiksmai įvairūs gali būti, bet reikia imtis ir pradėti daryti žingsnius ir vienaip ar kitaip atsiranda. Aišku, čia reikia savo, kaip ir sakyti, tyrumą, pasižiūrėti tyrumas, dėl ko aš darau, kam darau, čia vėlgi, kokios intencijos, taip, tą dalyką susižiūrėti, bet
dažnu atveju tai susitvarko, pradėjus dėti žingsnius. Na, vis tiek, jeigu, kažkaip man atrodo, kad taip, yra labai svarbu finansai, bet tai dažnai yra būna tas toks stabdis, dėl ko tai žmonės net nesima imtis bent jau veiksmų kažkokių. Nu, taip, ir dar žinai, ką aš pastebėjau, kad tu gali turėti savo verslo planą patį geriausią, bet jeigu, nežinau, ar aš čia teisi, bet man kaip atrodo dabar, jeigu jūsų dažniai nesutampa ir jūs prasilenkėte, ne? Jeigu tu prie jo nepriaugai, arba jisai, jau jį peraugai, neprasidės, gali žengti žingsnį ir aišku, tada tave ves jau kitaip, bet dar ir tas labai svarbu. Bet jau aš dabar paliečiau ir tą tokią finansų temą, nes, ta materija, aš gal įvardinčiau, nes ta finansai, ir materija, aišku, tai gali būti du skirtingi dalykai, nes tu materijos gali gauti ir tą atlygį gali gauti įvairiais būdais. Vis tiek, tai nebus tiesioginiai galbūt kažkokie pinigai, tu gali gauti įvairiom idėjom, įvairiais kažkokiais tai pačiais projektais, pasiūlymais, pakvietimais, įvairiai mus moko. Ta pati Teslos sąmonė moko įvaldyti materiją. Kitaip pasakymą labai surezonavo, nes mes labai daug ko nevertinam aplink, ką gaunam, ką turim, net paprasčiausia žmogaus padėka, tai yra materiali išraiška. O aš tuoj pat laukiu, kur čia man koks dešimtinių nukrižinai, tai reikia išmokti tą vertinti, po to tu gali gauti taip atitinkamai ir kitų dalykų, kitokia išraiška, bet išmokti įvaldyti tą materiją reikėtų irgi. Tai ką, dabar noriu pabaigai irgi čia tokių keletą trumpų klausimų. Tavęs paklaus, tai tokie trumpi klausimai, tai tu kaip ir įmanoma trumpiau ir atsakyk, kaip sakant, juos. Blitz turnyras. Jo, galim gal ir taip pavadinti. Kokią tu matai save po 5 metų? Esi apie tai pamąstęs? Tu gali dabar greit pagalvoti, tai būsena, tai tavo veikla, tai dar. Man tai harmonija, pirmoji idėja tai harmonija, kad įeiti į tą harmoniją tokią, kad nesvarbu, ką darytum, bet jausti tą dvasinę, psichinę, fizinę, visame kame harmoniją. Pagrindinis dalykas. Manau, kad taip, nes aš ir sakau, buvo toksai tikslas ir į mokyklą eiti. Balansas. Jeigu dabar būtų galimybė akis į akį pabendrauti su kažkokiu iškiliausiu visų laikų, nežinau, mokslininkų, išradėjo genijų, arba netgi, nežinau, kažką dar gal sugalvoju, kas tai būtų, su kuo norėtum padiskutuoti, iškirsti nuomonę, gal klausimų turėtum. Dabar labai įdomiai vienai grupelė mes, kuriam dar magistratūrai, tai susipažinom su Archimedo sąmonė ir man dabar labai įdomi, tai galbūt ir atėjo pirma mintis, kad aš su juo norėčiau pasišnekėti, nes tai, ką jisai kūrė tada, labai stipriai pritaikoma dabar. Jo kūryba buvo 300 metų prieš Kristų, man atrodo. Turbūt aš. Ir viskas tai dabar taikoma lazeriuose, tai man tas atėjo jo mintis. Ar aš suprasčiau? Čia kitas klausimas. Tai susitelk ir pažiūrėsi, gal galėsi savi ir padiskutuoti. Kokia dabar yra tavo tokia, dabar galbūt jis skamba nerealiai, bet tu norėtum tą idėją realizuoti. Kokią vieną idėją tokią norėtum realizuoti, nežinau, gyvenime? Arba į žmoniją. Kad ir gali dabar atrodyti kaip fantazija. Aš galvoju į tą vedimą žmonių į sąmoningumą, kad žmonės yra tų paprastesnių kelių ir daug įdomesnio gyvenimo nei. Koks vedimas, kaip tai turėtų atrodyti? Galbūt per lektoriavimą, mokytojavimą kažkokį. Mentorystę nepavadinčiau, nes aš dar man reikia raumenį pasiauginti toje vietoje, bet pačią idėją skleisti, kad gali būti kitaip, tai man atrodo. Kolektyvinės sąmonės keitimas labai reikalingas. O tu save matai kaip nežinau, dabar vėlgi tas mokytojas, jis turbūt ne tas žodis būtų. Mentorius gal arčiau to, bet toks, tas žmogus, kuris ir aš paklausiau, tavo idėja gali būti, kad tu duosi idėją ir kiti žmonės ją ims ir realizuos. Tu gali būti, kaip įkūrėja, bet ar tu ir matai save kaip tą vedlę, kuri, eina, atsistoja prieš minią ir sako. Mačiau save iki sekmadienio. Sekmadienį vyko toks stiprus procesas, kad aš dar negaliu atsakyti, ar aš tikrai ten, nes
kol kas veda ir mintis, ir visai kitur, ir aš pačią mane stebinu. Tai bet kol aš dar to negyvenu, aš ir neturiu kuo dalinti. Tai linkiu, Inesa, tau atras tą atsakymą į tą klausimą. Ir aš manau, kad tai yra toks, kaip sakant, malonus ieškojimas. Žinai, ar tu būsi ta, kuri veda, ar tu būsi ta, kuri paduoda idėją, bet kokiu atveju tu prisidedi jau prie to virsmo, prie to savo sklaidos. Aš tau ir linkiu tai atrasti. Ačiū tau, kad sudalyvai šitame pokalbėje.